Antroji Toyota Avensis karta, bene dažniausiai sutinkamas japoniškas automobilis Lietuvoje. Patikimas, patogus, ekonomiškas ir svarbiausia įperkamas. Tai ir yra pagrindinės priežastys, kodėl vairuotojai mėgsta šios automobilius. Šie modeliai buvo gaminami nuo 2003 iki 2011 metų, tačiau 2006 buvo atnaujinti. Neskaitant kosmetinių pakeitimų, gamą papildė šiek tiek galingesni D4D dizeliniai varikliai kartu su 6 laipsnių mechaninėmis pavarų dėžėmis. Tai yra pirmasis japoniškas automobilis, kurio saugumas įvertintas 5 žvaigždutėmis. Aukščiausiai vertinimą Avensis pelnė dėl bazinėje įrangoje esančių vairuotojų kelius apsaugančių oro pagalbę. Portale Autoplius LT parduodama apie 252 kartos Toyota Avensis automobilių ir jų kainas prasideda maždaug nuo 2,5 iki 8 tūkstančių eurų. Yra niuansai tokie, reiškia, virš jau 200 tūkstančių ridos, jisai kaip taisyklė dažnai būna purkštukų problema. Purkštukai remontuojami, bet ne visom. Jeigu D4 130 kW šities nesiremontuoja purkštukai, juos tik tais galima keisti. Kitus remontuoti, remontas yra nepigus. Purkštuką maždaug apie 150 turbūt eurų. Dar pasitaiko dažnai jiems tarpinė pramuša. Tenka nuiminėt galvą, tada visą variklį išimti ir taip toliau. Tai tas didesnis būna remontas. Gal generatorius silpnesnė vieta pas juos yra. Ir nepigus tas generatorius šitos mašinos yra. Su važiuoklė būna dažnai ABS sistema streikuoja. Tai varikliai ABS išeina iš rikiuotės. Toliau dėl kas liečia pakabą, tai tikrai patvarios pakabos. Retai kada tenka remontuoti, pakabos geros yra. Su kondicionavimo sistema pasitaiko problemų, kondicionierių siurbliai išeina iš rikiuotės, taip pat pas juos yra, jau pamenu, berods neremontuojami, tai brangus yra tie siurbliai kondicionierių. Kas gali būti, ko nepamato. Tarkim, jeigu variklis turi defektą, tarkim, yra pramušta tarpinė, tai pirmiausia pasižiūrėti, užkaitinti, pasižiūrėti kaip žarnos, ar jos neįsiplėtusios, ar nekietos, ar nepučia tos žarnos, pasižiūrėti į aušinimo bakelį, ar ten yra švarus tas aušinimo skystis, ar jo pakankamas kiekis. Ta būtinai pasižiūrėti. Jeigu variklis išplautas, dažnai pardavėjai išplauna variklį, tai kažkokį tepalo nuotykį tuo metu ir nepamatysite. Tas jau galima vardinti kaip užslėpta, nes iš tikrųjų tai pasirodys kažkada vėliau. O važiuoklė tai tik tai servisai, reiktų pasikelti. Aišku, pirmiausia pravažiuoti, gal kažkokių tai žvyrų, blogesnių kelių pasijaus iš karto ar gilda ar ne, o paskui tai vis tiek geriau pasitikrinti, pasikelti. Nes kai ką ir nepamatysite, jeigu granatos kažkur tai apsaugos leidžia, tai tą bus sunkiau pamatyti.